Katalikų pasauliečių atsišaukimas į Lietuvos Seimą. Reikalavimai, kaip atkurti katalikišką Lietuvos valstybės santvarką. Gerbiamas Seimo nary, daktarė Ignai Vėgėlė. Leiskite pateikti jums kaip Seimo nario bei atstovui ir per jūs perduoti Seimo nariams katalikų prašymus, reikalavimus ir kitiems Seimo nariams. Tai yra aiški Dievo valia. Valstybė privalo būti katalikiška. Mes jau skaitėm tą popiežiaus Pijaus XI citatą, kad valstybė privalo būti katalikiška ir kodėl. Ir kad baus, jeigu to nesilaikys politikus baus Dievas už tai, tai neskaitysim dar kartą. Bus dokumente. Katalikiška valstybės santvarka atmetęs ir katalikiškos civilizacijos žemės okupavęs bei užvaldęs liberalizmas sukėlė didžiulę Lietuvos, Europos ir visų buvusios katalikų civilizacijos žemių moralinę, politinę, visuomeninę krizę. Normalėje, tai yra katalikiškoje valstybėje, iškreipimas, nuodėmė, klaidingas mokymas ir kitoks blogis neturi jokių teisių. Blogis neturi jokių teisių. Tai užtikrina civilizacijos klestėjimą. Mes kalbėjom, kad Lietuva buvo 400 metų katalikiška santvarka, daug šalių buvo 1500 metų, čia mūsų galios tiesiog šaltinis yra ir klestėjimo. Įteisinti, kabutėse, objektyvaus blogio neturi teisės jokia institucija, jokia referendumo balsų dauguma. Todėl mes kaip katalikai, Lietuvos piliečiai ir rinkėjai reikalaujame. Pirma, uždrausti kūdikių žudymą abortus. Katalikiška Lietuvos valstybėje, LDK, Didžioji kunigaikštystė, žinoma, nebuvo leidžiama daryti abortus, nes tai yra sunkus nusikaltimas ir moralinė prasme sunki nuodėmė, užtraukianti ne tik tam žmogui, bet ir valstybei dangaus kerštą, tai yra Dievo bausmę. Nėštumo nutraukimas prieštarauja ne tik krikščioniškai moraliai, bet ir LDK teisiniai sistemai. Trečiajame Lietuvos statute 1588 metų dirbtinis gyvybės nutraukimas buvo prilyginamas tyčiniai žmogžudystei, už kurią buvo taikoma mirties bausmė už abortą. Ne veltui sakoma, kad Europa ir Lietuva miršta. Tai rodo tautų mažėjimų, gimimų ir mirčių statistika. Vilniaus universitetas paskelbė ataskaitą demografinė kaita Lietuvoje. Čia yra nuoroda pas mus. 2025 metais Lietuvoje gimė 17 000 ten su trupučiu vaikų. Tai yra katastrofa iš esmės. Ir mes paskui ten pateikėm skaičius, kad Lietuvoje gyveno 3,7 milijono 900 metais ir taip mažiau. Ir dabar 2021 metais 21 gyvena 2,81 milijono. O 41 metais prognozuojama, kad gyvens 2,34 milijono žmonių. Jeigu taip įvyks, mūsų tėvynainių nuo laisvės pradžios sumažės daugiau negu 1,5 karto. Ir pateikėm lentelę. Tautos mirtis prasideda nuo negimusių jos vaikų žudimo. Dar daugiau. Dievo įsteigta katalikų bažnyčia moko, kad tyčinė žmogžudystė yra nuodėmė, besišaukianti dangaus keršto. Dievas baudžia ne tik padariusius tą nuodėmę, bet ir visą tautą bei valstybę, jeigu jos savo autoritetu, propaganda bei įstatymais palaiko šias tautos skerdynės. Diskusijos, ar užsimezgęs vaisius jau yra žmogus, yra kvailos ir antimokslinės. Juk prenatalinė medicina yra prieš gimimą. Aiškiai patvirtina, kad jau nuo pat pradžių vaisiuje yra genetiškai užprogramuotos visos žmogaus vystymosi stadijos. Tam mažukas dumuliukas, jisai jau bus tas vaikas iš jo. Tai jau yra žmogus. Yra nufilmuota, kaip vaikas slepiasi nuo žudančių įrankių, ieško saugumo mamytės įsčiuose. Net jei abortas daromas po išprievartavimo, vis tiek jis nėra problemos sprendimas. Abortas atneša didžiulę žalą ne tik šeimai ir kūdikiui, bet ir pačiai moteriai, nes net jei ji pritarė, subjektyviai pritarė abortui, vis tiek ji patiria labai sunku poabortinį sindromą. Kūdikio nužudymas ją kankina visą gyvenimą. Ten švenčia juodąjį gimtadienį, ten būna. Šito knygoje yra Miriam, ko tu verki, tokia melsva knygutė, mūsų išleista. Teko redaguoti ir ją makituoti. Mirjana. Mirjana Medžiagorė? Ar ne? Ne, Miriam, tai vardas paprastas. Vardas. Ne susijęs su nužudai. Viskas gerai. Čia tiesiog galite paskaityti, tenai, ką patiria moteris po aborto, iš tikrųjų. Kūdikio nužudymas kankina ją visą gyvenimą. Išprievartavimą patyrusios, bet savo kūdikio vis tiek nenužudžiusios moteris liudija, kad jos džiaugiasi padariusios šį teisingą sprendimą.
Pavyzdžiui, straipsnis mano sūnus niekada nebuvo išprievartavimo produktas kabutėse. Jis yra mano sūnus, šauktukas, toks yra straipsnis, pas mus yra nuoroda čia. Įdomu paskaityti, mes publikuosim šitą. Tik per paskutinius 46 metus, nuo 1980 metų pasaulyje nužudyta daugiau nei 1,8 milijardas negimusių kūdikių. Turim nuorodą iš interneto. Tai daugiau negu 26 pasauliniai karai, antrieji pasauliniai karai, kurios irgi sukėlė liberalai, beje, socialistai daugiausiai. Nuo Lietuvos nepriklausomybės Lietuva prarado 520 000 žmonių nuo 90 metų. Savo potencialių bendrapiliečių, kiek genijų, galbūt kompozitorių, galbūt rašytojų, nuostabių žmonių. Tai yra kraupus Lietuvos visuomenės degradacijos mastų rodiklis ir šiandien lietuviai stovi ant bedugnės krašto. Arba išliks kaip tauta, arba išnyks. Todėl mes, kaip katalikai Lietuvos piliečiai ir rinkėjai, reikalaujame drausti negimusių kūdikių žudymą, abortus visais atvejais. Nes juos žudyti draudžia Dievas ir jo įsteigta visuotinė bažnyčia. Atsiprašau, gal galima ten tiesiog pašnibždom tartis, gal galima, nes video įrašinėja viską galima, fono garsinė būtų. Nes mes įrašinėjam video. Ačiū. Reikia ne tik drausti kūdikių žudymą, bet kartu rūpintis motinos savijautą, steigti, stiprinti ir plėsti psichologinės medicininės konsultacijas, suteikiančias psichologinę pagalbą, paskatinančias motiną nežudyti savo kūdikio, skirti materialinę pagalbą motinai po išprievartavimo, skatinant pasiryžti gimdyti, skirti materialinę pagalbą motinoms bei šeimoms su nesveikais gimusiais kūdikiais. Šiais ir panašiais atvejais gali kilti klausimas, iš kur paimti lėšų. Esame įsitikinę, kad tinkamai paskiršius valstybės ir tautos prioritetus, lėšų svarbiausiams klausimams tikrai atsirastų. Pradžiai galima pasiūlyti motinoms ir kūdikiams perskirstyti lėšas, kurias dėja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija skiria remti iškreipimus propaguojančius paradus Baltic Pride. Baltijos puikybė, kaip čia išversti, išdidumas. Tas pinigus reikia skirti daugiau kaip šeimom, vienišom motinoms ir panašiai, šeimą remti, o ne griauti šeimai ir griauti visai visuomenės struktūrai. Pradžiai galima Taip, čia buvo, reikalavome įstatymiškai, antras punktas, reikalavome įstatymiškai visiškai užkirsti kelią bet kokiam lytinių iškreipimų, sodomijos, homoseksualizmo, propagandai ir praktikavimui. Liberalia terminologija sušvelnintai vadinama partnerystė, tai yra sodomijos iškreipimo praktikavimu pagrįstas asmenų bendras gyvenimas ir jo įteisinimas kabutėse. Partnerystė irgi kabutėse, čia yra toks visiškai idiotiški terminai, tokie liberalūs. Ar tokio gyvenimo būdo propaganda turi būti vienareikšmiškai uždrausta. Įstatymiškai turi būti tvirtinta nuostata, kurios niekam niekada negalima keisti, kad šeima yra vyro ir moters sąjunga. Jokia institucija, jokie teismai negali pakeisti, joks referendumas, nes tai yra prieš Dievo teisę. Joks konstitucinis teismas. Reikalavome siekti referendumais ar kitais veiksmingais būdais panaikinti įvairių pakraipų liberalų dominuojamų institucijų nusikalstamai priimtas klaidingas nuostatas. A. Atkurti nepilnamečio apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo galiojimą ir uždrausti, kad nors jį panaikinti, vėl leidžiant lieti nuodėmės purvą į besiformuojančias jaunuolių sielas, žalojantis jaunystėje ir griaunant jų asmenybę. B. Rasti veiksmingą sprendimą, pavyzdžiui, per balsavimą Seime, referendumą ar kitų būdų, priimant nutarimą panaikinti konstitucinio teismo leidimą tos pačios lyties poroms registruoti santykius ir jo įpareigojimą Seimui priimti partnerystės įstatymą dėl sodomiją praktikuojančių asmenų ryšio įteisinimo kabutėse. Tiesiog neleisti iškreipimus registruotis oficialiai. C. Sustabdyti moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo galiojimą ir perduoti jį iš naujo svarstyti Lietuvos Respublikos Seimui įprastų teisėkūros keliu, siekiant išbraukti įstatymų įvestą vadinamosios
pozityviosios diskriminacijos, kabutėse, praktika vienos ar lyties asmenų naudai ir pagrįsti ją esminiais principais, susijusiais su įsidarbinimu vienoje ar kitoje šalies ūkio įmonėje ar šakoje, bei išbraukti lygių galimybių kontrolieriaus, kabutėse, instituciją iš teisės aktų. Priimti nutarimą panaikinti lygių galimybių įstatymą. Šie tiesiog diskriminuojami tam tikros lyties žmonės, irgi vyrai gaunasi galų gale diskriminuojami, bet tas diskriminacija irgi yra liberalų terminas, toksai gana kvailas, bet iš tikrųjų čia nieko gero nuo to nėra, nei moterims, nei vyrams. D. Teisiškai uždrausti sodomijos nuodėmės propagandą bei ją propaguojančius renginius. Pirmiausia, uždrausti iškreipimus, demonstruojančius paradus, Baltic Pride ir panašiai. Uždrausti valstybės institucijoms finansuoti bet kokius asmenys, organizacijas ar renginius propaguojančius sodomijos nuodėmę ir jos praktikavimą. Negali valstybė finansuoti iškreipimų propagandos. Valstybė yra bendram gėriui saugoti, o sielų gėris tikrai nebus, jeigu nueis į pragarą tie vargšai žmonės, kurie, ką mes sakom tenai per tą protestų akciją, tai tikrai jiems geriau nuo to nebus, jeigu amžinai kenties. Nesvarbu, kad jie to netiki, bet tai bus objektyviai. Tai yra realybė objektyvi. Sveiki sugrįžę į realybę, kaip sakom. Skaitom toliau. Migracija. 3 punktas. Būtina sustabdyti migrantų srautus, griaunančius Lietuvos kultūrą. Jau Aristotelis rašė dar pagonių išminčius, kad svetimos kultūros migrantai kenkia valstybei, jeigu daug tų žmonių skirtingų. Jo filosofiją plėtojas Šventas Tomas Akvinietis, pagrindinis bažnyčios mokytojas, mokė, kad pirmiausia reikia padėti savo artimui, tai yra savo šeimos, apylinkės, tautos nariams ir tik paskui, jeigu yra galimybė, padėti kitiems. Tai yra pirmiausia savo tautai, o paskui priimti kitus, jeigu turim galimybės, finansų, panašiai, gyvenamos vietos. Kita vertus, norint visiškai uždrausti migraciją į Lietuvą, būtina užtikrinti gausų lietuvių gimstamumą, dvasiškai, tai yra per auklėjimą ir švietimo sistemą, ir materialiai skatinti šeimas gimdyti daug vaikų. Jeigu to nepadarysime, teks užpildyti tuštumą, įsileidžiant bent kažkiek migrantų, nes nėra darbo rankų ir panašiai. Bet kuriuo atveju reikalaujame iš karto uždrausti islamo religijos išpažinėjų imigraciją, išsiųsti iš Lietuvos visus migrantus islamo išpažinėjus. Lietuva jau dosniai priėmė daug nusikalstamų pusiau komunistinių Rusijos ir Baltarusijos režimų, represijų bei karinės agresijos prieš Ukrainą aukų iš broliškų gudų arba baltarusių bei ukrainiečių tautų. Tikrai neuždarėme jiems savo širdžių, tačiau mūsų šalies galimybės ribotos. Įsileisti daugiau imigrantų pavojinga ne tik dėl materialinių sunkumų, bet svarbiausia, tai grėsmė mūsų Lietuvos kaip vienintelis lietuvių tėvynės kultūros integralumų. Jeigu per daug jau tų kitokių žmonių, tai mūsų tauta gali nukentėti. Todėl nuo dabar ir ateityje būtina griežtai riboti imigraciją. Reikalaujant nustatyti principą, Lietuva, jeigu sutinka įsileisti kažkiek migrantų, tai tik katalikų ir tik iš teritorijos, rytų Europos teritorijos. Na ir galima pasakyti, kad ypač iš tų teritorijų, kurios apima 1920 metų Lietuvos Rusijos sutartimi nustatyta Lietuvos siena. Tai yra Lietuvos pasienio tie katalikai, baltarusiai, galbūt lenkakalbiai lietuviai, galima taip pavadinti jos, bet ir rytų Europos kažkiek tai, kiek įmanoma. 4. Atkurti katalikišką švietimą. Mokyklos tikslas išugdyti harmoningą asmenybę, kuri pasiektų objektyvų žmogaus gyvenimo tikslą, nueitų į amžiną dangaus laimę. O tai įmanoma tik per visuotinę katalikų bažnyčią. Tai įrodoma ir apologetinėmis knygomis, kur čia turime, ir daugybė disputų buvo viduramžiais ir vėliau, tai tikrai galima įrodyti moksliškai, teologiškai, filosofiškai. Tik per katalikų bažnyčią galima pasiekti dangaus laimę. Todėl normalioje valstybėje mokyklos turi būti katalikiškos. Kai buvo katalikiškose valstybėse 1500 metų ir Lietuvos katalikiškoje valstybėje buvo 400 metų, mokyklos kursą ir dėstamus dalykus turi integruoti realistinė, tai yra katalikiška mokslo koncepcija. Istorija turi būti dėstoma, kaip buvo anksčiau, pagal katalikišką istorijos koncepciją, kad istorija yra gėrio, tai yra Dievo ir jo įsteigtos katalikų bažnyčios bei jos sukurtos civilizacijos
kova už Dievo garbę ir sielų išganimą, prieš blogį, priešiškas Dievui ir jo bažnyčiai jėgas, vadovaujamas jų priešo, hebrajiškai šaitanų. Biologija ir botanika turi būti dėstoma, pabrėžinti realybę, kad nuostabi kūrinyje yra išmintinga ir harmoninga sukurta Dievo, paneigiant absurdiškas ir antimokslinės evoliucijos teorijas, paaiškinant, kad iš tiesų vyksta vadinamoji mikroevoliucija, tiksliau, rūšies prisitaikymas prie aplinkos, drugeliai ten pakeičia spalvą truputį, dykumoje kažkaip ar kaip sparnelių, bet nėra jokių rimtų mokslinių įrodymų, kad egzistuotų makroevoliucija. Tai yra vienos rūšies pavirtimas ar išsivystymas kitą rūšį. Niekas to neįrodė. Tai yra straipsnė apie tai ir taip toliau. Atitinkamai, pabrėžiant kūrėjo vaidmenį, reikia dėstyti chemiją, fiziką, astronomiją ir taip toliau. Katalikiška civilizacija savo universitetuose ir mokyklose visada į pirmą vietą statė mokslų karalienę – teologiją, kuri integravo visų kitų mokslų koncepcijas. Deja, nuo 20 amžiaus antros pusės Kristui ir jo bažnyčiai priešiška liberali dvasia, popiežiaus Pauliaus VI žodžiais tariant šėtono dūmai, įsiskverbė į bažnyčią. Nemažai tikybą dėstančių žmonių pasiduoda šiai dvasiai, deja, ir per tikybą skleidžia madingas liberales teorijas. Vaikai nesužino, kad tik per katalikų bažnyčią galima pasiekti išganimą ir kaip jį pasiekti, daugybės su to susijusių praktinių gairių ir taip toliau. Tuo baigsim jau. Todėl būtina sugrįžti prie tradicinio mokymo, visų laikų mokymo per tikybos pamokas. Tam reikia organizuoti tikybos mokytojų kursus, dėstant Kristaus mokslą pagal visų laikų katalikišką teologiją. Mokykla turi ruošti vaikus, sukurti katalikišką šeimą, skatinti priimti kiekvieną naują gyvybę, mokyti jokių būdų nepradėti iki santuokinių lytinių santykių ir nekalbant jau apie iki šeimos, bet ir šeimoje nenaudoti naują gyvybę stabdančių kontracepcijos priemonių, kurias irgi su laiku reikia uždrausti. Skatinti daugiavaikės šeimas finansiškai ir ruošti jas katalikiškų auklėjimo mokyklose, organizuoti katalikiško auklėjimo kursus, čia jau 5. Ne tik besiruošintiems sukurti šeimą, bet ir jau esantiems santuokoje. 6 punktas ir paskutinis, jau visai nedaug liko. 400 metų Lietuva buvo katalikiškos krikščionijos tvirtovė rytuose, antemuralė Christianitatis, taip popiežiai vadindavo visos tautos. Daugybė šlovingų mūšių. Lietuvos armijos gynė katalikišką civilizaciją. Tas žemės, kuriuose buvo geriausiai užtikrintas sielų išganimas, nes ten veikė katalikiška valstybių santvarka, veikė. Kariai žinojo, už ką jie kaunasi. Už Kristų karalių ir Dievo motiną Visatos karalienę. Ant kovinių vėliavų, šarvų, ginklų buvo vaizduojamas riterio kryžius, Dievo motina ir kiti simboliai. Kovos šūkis buvo Jėzus, Marija. Geriausios kavalerijos mūsų husarų sparnuotojų kovos šūkis netgi buvo geriausia pasaulyje kavalerija. Tai davė kovos dvasią ir stiprybę Lietuvos ir kitoms armijoms, galybę mūsų valstybėms. Dabar europiečių kovinė dvasia nusilpusi, jie net nebežino, už ką jie kariauja ir iš viso jie drįs kariauti. Todėl dabar, siekiant Lietuvos atgimimo ir stiprinimo, reikia grąžinti katalikišką karių, kariūnų ir karininkų švietimą, katalikišką armijos simboliką ir katalikišką idėjinę motivaciją, kaip buvo šlovingais LDK laikais. Ačiū visiems už dėmesį ir kantrybę. Dar kartą atkurkime katalikišką valstybę. Ačiū. Ir vėliau prašom įsigyti literatūros tikrai geros, aukoti gal kažką paremti mūsų materialiai, pasirašykite, mes jums siūsime literatūrą, galima atsiųsti kažkokią tai, arba paštus įdomius kažkokius įvykius ar laiškus, kažką tokio, turėsim jūsų kontaktą, paštu atsiųsim kažką įdomaus ir gero. Ačiū.